Labas rytas, brangiai, sėskit, prašau, kaip gera jūs matyti visus. Na ir panirome į viešpaties glėbį, jau garbindami, šlovindami, ateiname pas jį ir žinome, kad pas jį galime ateiti tokie, kokie esame. Ir jeigu minkšta savo širdimi glaudžiamės prie jo, mes galime jam atnešti viską ir abejonę, ir klausimus, ir sunkumus, ir skausmą, viską galima nešti jam. Na ir šiandien toliau tęsime mūsų kelionę apie dangaus, apie Dievo karalystę Jėzaus palyginimuose, nes dangaus karalystė nėra matoma ir todėl Jėzus jis pasitelkia palyginimus, kurių pagalba jis leidžia suprasti tiek savo klausytojams, žmonėms, tiek savo mokiniams, kokie yra Dievo karalystės bruožai, kokios yra žymės ir ženklai, kuriais pasireiškia Dievo karalystė. Ir jeigu mes matome tuos ženklus, mes suprantame, kad Dievo karalystė yra tarp mūsų, kad Dievo karalystė pasireiškia mano širdyje ir panašiai. Ir šiandien pažvelgsime į Dievo karalystę atleidimo kampu. Pagrindinę iliustraciją pasirinkau šiuolaikinio Pietų Korėjos menininko, kuris yra krikščionis ir priklauso bažnyčiai, Kristaus bažnyčiai Pietų Korėjoje. Yang Sung Kimo paveikslas "Aš suteiksiu tau ramybę". Kristus žada ateinančiam pas jį suteikti ramybę. Atgailaujančio širdies žmogui, minkštos širdies, sudūžtančiam, viešpats sako, aš suteiksiu tau ramybę, tu rasi šitą ramybę. Ir ramybę išties atrandame toje atleidimo kelionėje, kurioje mes dalyvaujame per visą savo gyvenimą, kol gyvename šitoje žemėje, susidurdami su jos trapumu, su jos sunkumais, su iššūkiais. Nekartą esame sužeidžiami širdyje, išgyvename skriaudas savo viduje ir todėl šita kelionė jinai nuolatos yra atsinaujinanti. Ir tiesiog atleidimo tema yra amžina tema. Tu gali visada ją kartoti ir jie bus nuolatos aktuali, nes mes gyvename šitame kūne, šitame netobulame kūne ir ne tik patys patiriame skriaudas, bet ir kitus nuskriaudžiame, tiesą pasakius, ar ne? Ir greičiausiai kiekvieną net sekmadienį ateinant į bažnyčią, žiūrėk, jau ir turi jau kam nors atleisti, jeigu tu gyveni ne vienas, nes vienam gali kartais ir pagalvoti, kad čia jau yra angelas esi, bet jeigu tu gyveni su kitu žmogumi, tai vyro ar žmona, ar vaikai, seneliai ir taip toliau, aplinkui yra, visada bus į ką įsibrozdinti ar kažkaip tai sužežirbuoti ir tada vėl tokius savo vidinius širdies klausimus spręsti. Na, taigi mes eisime į Mato 18 skyrių, taigi paskutinį kartą, kai kalbėjau iš palyginimų serijos Dievo karalystės beieškant, mes sakėme, kad 18 skyriuje yra Jėzaus mokinių klausimai apie dangaus karalystę, kokiagi ta dangaus karalystė ir mokiniai kalbasi su Jėzumi. Ir šitie palyginimai, jie labai tiesiogiai yra skirti į santykius, tarp krikščionių tarpusavio santykius, bendruomenės santykius. Va ta bendruomenė, kuri yra apjungta vienos dvasios ir kuri gyvena dangaus karalystės gyvenimą, jau pradeda gyventi dangaus karalystės gyvenimą čia žemėje. O kaip žinome, dangaus karalystė yra dvasinė.
Na ir tam tikri dalykai turi tapti apčiuopiami. Ir pirma pamoka buvo, mokiniams rūpėjo, tai jeigu tai yra karalystė, tai karalystėje yra valdovas ir yra dar ir tokie aukšto rango pavaldiniai, tai kasgi yra didžiausias šitoje karalystėje. Ir Kristus parodė, kad toji neregimoji dvasinė karalystė veikia kitų principų negu žmonių karalystė. Čia, sako, didžiausias yra tas, kuris labiausiai nusižemina. Tai reiškia, kad Kristaus bendruomenės bruožas, kuris atspindi, vienas iš bruožų, kuris atspindi dangaus karalystę mūsų tarpe, tai yra nusižeminusi dvasia, nuolankumas prieš Dievą, nuolankumas vienas prieš kitą, nuolankus vertinimas vienas kito, mūsų svarbos, mūsų buvimo tarpusavyje, toks nuolankus santykis, ne iš viršaus žvilgsnis, bet nuolankus santykis. Taigi, sako, reikia tapti mažutėliu, ar ne, skyriaus tiesiog pradžioje. Na ir po to šitame skyriuje taip pat yra liečiami santykių klausimai, prie jų mes dar šiek tiek prisiliesime, kokie santykių klausimai bažnyčios. Na ir galiausiai Petras po to, ką Kristus kalba apie santykius bažnyčioje, paklausė 21 eilutę, skaitome, ir iki skyriaus pabaigos. Tuomet Petras priėjo ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: aš nesakau tau iki 7 kartų, bet iki 77. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti skolą, valdovas įsakė parduoti jį, jo žmoną ir vaikus, bei visą jo nuosavybę, kad būtų sumokėta skola. Tada parpuolęs tarnas jį pagarbino ir tarė: turėk man kantrybės, aš viską tau sumokėsiu. Pasigailėjęs to tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs tas tarnas sutiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų. Ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: atiduok skolą, atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo: turėk man kantrybės, aš viską sumokėsiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmetė jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir pasakojo valdovui, kas įvyko. Tada pasišaukęs jį, valdovas tarė: nedorasis tarne, visą tavo skolą aš tau dovanojau, nes labai manęs prašei. Argi neturėjai ir tu pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį kankintojams, iki jis sumokės visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleisite savo broliui jo nusižengimų. Štai, labai toks gilus palyginimas, besiskverbiantis kaip 2 ašmenės kalavijas, tiesiai į mūsų širdį, ir kaip Dievas, kuris yra širdžių tyrėjas, sveriantis mūsų širdį. Palyginimas, kuris sveria mūsų širdį. Taigi, ko taip Petras sunerimo su savo klausimu?
jam parūpo, kiek atleisti broliui ar sesiai, kuris man nusideda. Prieš tai Jėzus kalba apie santykius, apie bažnyčios santykius, sako, štai jeigu tau brolis nusideda, 15 eilutė, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę, pasikalbėkite prie 4 akių, pasiaiškinkite šitos santykius, kad jo elgesys ar jo žodžiai žeidžia tave ir tu jauti, kad jis tau nusideda, daro tau negerą, daro kaltę prieš tave. Ir sako, ir po to, jeigu tavęs neklausys, tada jau dar pasikviesk. Ir jeigu ir 2 ir 3 liudytojų parodymų neklausys, tada, sako, bendruomenėje iškelk šitą klausimą. Ir jeigu jis ir tada neklausys, na ir tegul jis būna jums kaip pagonis, kaip muitininkas. Jeigu nenori pasikeisti ir yra nejautrus ir panašiai. Na ir tada sako 18 eilutė, ką jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ką jūs atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir jeigu 2 ar 3 melsite kažkokio dalyko susitarę, čia žemėje jums bus suteikta. Jums atsakys Dievas į šitą maldą. Ir po šito pasakojimo, po šito pamokymo apie santykius, kai brolis ar sesuo įskaudina, ar nusideda, ar ne, ir paaiškinimą, Petrui vis tiek tai neaišku yra, per sudėtingai tu čia kažkaip Viešpatie kalbi. Atriši, suriši žemėje, kalbėsi, po to dar su kitu kalbėsi, po to, o galiausiai dar ir melsitės 2-3 susitarę. Tai kaip čia yra dabar su tuo atleidimu? Petras sako, pasakyk man trumpai, drūtai, tiesiai, šviesiai, Viešpatie. Kiek kartų turiu atleisti savo broliui? Rūpi Petrui. Kiek kartų? Iki kokios ribos man reikia? Ar 7 kartus? Paprastai pasakyk ir bus, aiškiau mums, negu Viešpatie tu čia kalbi labai tokius sudėtingus tos santykius tarpusavyje. Na ir Petras, sakydamas jau 7 kartai, jau jis nelik išgirsta Jėzaus pamokymo tą prieš istoriją, kad čia žiūrėk su juo atskirai pakalbėk, po to jeigu kažkaip neišsisprendžia ta byla, tada jau kažkokiam tam būrelyje pasikalbėkite, po to jau bažnyčioje. Na ir jau tas 7 jau yra daug, 7 kartus atleisti, tai jau toks pilnatvė, nes pagal rabinišką tradiciją pasakyta, kad atleisk broliui 3 kartus, o 4 kartą jau nėra pasigailėjimo. 3 kartus duodama atleisti. 1, 2, 3 per dieną, 3 kartai ir jau 4 kartą nebandyk ateiti čia atsiprašinėti, nieko nebus, jokio atleidimo nebus. Bet Petras, ne 3 kartai, 7 kartai. Ir tada Jėzus jisai iš tikrųjų parodo, kad visa Dievo karalystės santykių ekonomika, jinai grindžiasi tiesiog beribiu atleidimu ir atjaučiančia meilę. Pagrindinė valiuta mūsų dabar toj Dievo karalystės ekonomikoje yra valstybės ekonomika, ar ne? Ir kiekviena valstybė turi savo valiutą, ar tai sąjunga turi savo valiutą, ir su ta valiuta atsiskaitoma. Ir ne veltui Jėzus ima irgi turtinius santykius atsiskaitimo, palyginime. Skolintojas, skolingasis, valiutos santykis. Taigi Dievo karalystės valiuta yra atleidimas.
Tai turi kotiruotis, atjaučianti meilė, pasigailėjimas tam, kuris, atsitiko, supyko, atžagarus buvo, paslydo, įžeidė, nepastebėjo, nesuprato, nes be jokios abejonės didžioji dalis konfliktų yra tiesiog nesusipratimai. Taip kaip vyrams sunku suprasti moterims, moterims sunku suprasti vyrus, santykiai būna painūs, sudėtingi ir čia daug nereikia. O dar kai yra toks kaltintojas, kuris įmeta ugnies, čia pat gali viskas užsidegti. Ir tada sako, o tai ką mums daryti? Viešpatie, ką mums daryti? Sako, reikia naudoti Dievo karalystės valiutą. Ir kai mini Jėzus 77, nesakau, kad 7, bet 77, taip išversta, dar po to paaiškinsiu, tai tarsi yra beribiškumo, toks, beribis ženklas, 77 arba graikų originale, čia vertėjai pasirenka 77, todėl kad tai susišaukia su Kaino ir Lamecho tokia prakeikimo teologija. Pradžios knygoje, 4 skyriuje mes matome, kai Kainas nužudo Abelį iš pavydo, iš tos karčios šaknies nužudo Abelį, Dievas išvaro Kainą ir išsaugo jam ištisą klajoklio prakeikimą. Ir Kainas tada derisi su Dievu ir sako, man per sunkus yra šitas prakeikimas, tu išvarai mane nuo savo veido, aš negalėsiu gyventi. Ir tada jam kaip apsaugą duoda. Sako, kas nužudys Kainą, tam bus 7 kartus atkeršyta. 7 kartus atkeršyta. Tai nelyg, aišku, matome ir gyvybės kaina, kad kiekviena gyvybė Dievui yra brangi. Bet mes girdime tokią keršto teologiją. O, reiškia, Lamechas, pradžios knygoje 4:23 eilutėje, tiesiog nereikia jos versti, paskaitysiu. Jis pasako, dar užsikelia tą keršto kainą ir sako, jei už kainą bus atkeršyta 7, tai už Lamechą, Lamechas Kaino palikuonis, ir bus atkeršyta 77 kartus. Už Kainą 7, už Lamechą 77 kartus. Tokia atsikeršijimo teologija. Tu padarei kažką man, tada ne 7 kartus, bet 77 kartus. Turi toks būti kerštas. Tuo tarpu Kristus čia lik kalba priešingai, jis išverčia visai į kitą pusę, sako, Dievo karalystė taip neveikia. Tai ne Dievo karalystė, keršto karalystė. Dievo karalystė yra atleidimo karalystė. Todėl tau nesakau, kad 7 kartus. Jau atšaukė tai. Ir 77 išverčia. Vertėjai pasirenka taip išversti, nors graikų originale galima, jis skamba taip, 70 po 7, 70 kart 7, taip verstume, taip teisingiau būtų pasakyti. Tokiu būdu Kristus įveda išvis naują santykių formulę. Visiškai naują santykių formulę. Atšaukiamas bet koks keršto dalykas. Ir net įstatyme, jau Mozės laikė, kai skamba akis už akį, dantis už dantį, teisingumo dalykas, reikalavimas teisingumo santykiuose. Čia kalbam brolių santykiai, čia yra brolių, bažnyčios santykis. Jis keičiamas į gailestingumą.
Ir tada Jėzus pasako visą tą palyginimą. Sudėtingą santykių palyginimą, kuriame dalyvauja yra, kaip 3 tie pagrindiniai veikėjai. Yra karalius, yra dar tarnų, daug tarnų, bet yra dar 2 po to tarnai išryškinami. Karalius ir 2 praskilę tarnai. Nusikaltę, nusidėję, praskilę skola, tai yra ta nuodėmės skola. Ir tada į tuos santykius įtraukia. Ir tu klausai, kaip čia išsiriš viskas. Istorija iš tikrųjų tokia įdomi. Taigi keliaujame į pačią istoriją. Taigi sako, su dangaus karalystė yra kaip su karaliumi. Karalius karalystėje ar imperatorius imperijoje yra svarbiausias asmuo, prieš kurį atsiskaito kiti. Jis turi didžiausią valdžią, dažniausiai tai kaip absoliuti valdžia. Tai yra turtingiausias asmuo, kuris turtą gali duoti, paskolinti ir leisti savo žmonėms ar pavaldiniams verstis. Ir karalius tiesiog nusprendė padaryti apyskaitą, savo iždo apyskaitą, susivesti biudžetą. Ir jis kviečia tos skolingus tarnus į šitą santykį. Ir tada vieni tarnai atveda labai prasiskolinusi pas jį, vieną labai skolingą žmogų. Greičiausiai tas žmogus nėra, kaip toks iš kelmo visai spirtas. Nors pagal karalių lyg statusą tie tarnai yra vartojamas graikiškas žodis, kuris apibūdina tokia kaip galima ir kaip tarną versti, bet kaip ir verga, nes neturintis ir savo laisvos valios. Dauloj yra šitas tarnas. Pas mus pasirinkta tarnas. Bet tas tarnas turėjo būti išties toks, patikimas karaliaus akyse ir iš jo gal kokių tokių ir sąjungininkų ir šiaip toks neprastas, nes jam duota labai didelė skola. 10 000 talentų. Skolingas 10 000 talentų. Mums šiandien šitie skaičiai mažai ką sako, bet senajame pasaulyje, senoji civilizacijoje, kurioje ir Jėzus gyveno, Romos civilizacijoje, bet dar prieš tai ir kitose rytų civilizacijose, brangiai metalai buvo sveriami talentais. Talentas tai brangus, reiškia brangaus metalo matmuo. Ir mes nežinome, ko 10 talentų jis buvo skolingas. 10 000 talentų aukso ar 10 000 talentų sidabro. Ne tiek tai yra svarbu, bet ta suma yra labai didelė. Klausytojai, kai jie girdėjo šitą, mokiniai išgirdo, reiškia, žiauriai didelė skola. Žmogus atvedamas su be galo didelė skola. Manoma, kad Biblijos aiškintojai sako, kad 1 talentas galėjo atitikti nuo 6 iki 12 000 denarų. Tai galima paimti vidurkį 10 000 denarų. Piniginis vienetas. Bet talentų yra daug. Tam, kad mes pajaustume tos skolos dydį, galima būtų sulyginti su Dovydo sukauptų tokiu lobiu ar turtu šventyklai statyti. Kaip mes žinome, kad Dovydas, jis negalėjo, dėl to, kad buvo karo vyras, pastatyti šventyklos, pastatė jo sūnus Saliamonas, bet jis visą laiką kaupė, kad galėtų tą turtą panaudoti šventyklos statybai.
Ir jis būtent buvo sukaupęs 10 000 talentų Dovydas šventyklai statyti, skirtingų metalų, tai 3 000 talentų aukso ir 7 000 talentų sidabro. Viso 10 000 Dievo šventyklai pastatyti. Na, tai labai yra didžiulis, labai brangus projektas. Labai brangus projektas. Taigi, va toks žmogus atėjo, jau turėjo būti iš to žmogaus, jis gavo didžiulę, fantastinę paskolą, 10 000 talentų, jeigu versti į milijardus, reiškia, tos dolerius, tai galėtų siekti, kadangi irgi jau ta vertė krentanti dolerio, žiūrint, ten praeito amžiaus galbūt pradžią, gali būti ir iki $1 milijardo, jeigu skaičiuotume doleriais. Bet jeigu skaičiuotumėm pagal to meto denarus, suprastume, kad jis į pinigus paverstumėm, tai 100 milijonų denarų. Skolinga 100 milijonų denarų. Nu, tai labai daug. Tai labai daug. Bet greičiausiai jis nebuvo labai toks skurdus, nes karalius, supratęs, kad nėra nei palūkanų, nei pačios skolos sugrąžinimo, sako, kad grąžinčiau skolą, teks man tave parduoti, tavo vaikus parduoti, o vaikų šeimoje galėjo būti daug, tavo žmoną parduoti, visą tai, ką tu turi parduoti ir susigrąžinti skolą. Tai jeigu visą tai pardavus, atgauna 100 milijonų denarų, kaip ir kažkas tai pasidengia iš šitos skolos, matom. Bet anas parpuolęs maldavo. Jis maldavo, atleisk man šitą skolą, pasigailėk manęs, pasigailėk, turėk kantrybės. Ir visas tas toks sudužimas karaliaus akivaizdoje, turėk kantrybės, aš sugrąžinsiu, neįmesk į kalėjimą, nes tai bus, neįmanoma, tai pražūtis. Jau jokios logikos nėra, kai į kalėjimą įmeti, tai kaip tu grąžinsi tą skolą? Aišku, kad į kalėjimą įdėtas niekaip nesugrąžinsi skolos. Na ir jis maldauja. Ir čia mes pamatome, kad karalius ne šiaip uzurpatorius karalius, bet Kristus kalba apie gailestingą karalių. Kad štai pasirodo, tas karalius gailestingas. Jis nepaprastas. Jeigu jis gali atleisti savo tarnui tokią didelę paskolą, prisiimti visą nuostolį ant savęs ir sakyti, tu nebeskolingas, aš tau atleidžiu, nes tu maldauji, tu prašai. Aš tau atleisiu šitą skolą. Na ir čia ką mes pamatome? Mes pamatome be jokios abejonės Dievo charakterį. Dievas yra teisingas karalius. Kiekvieno mūsų gyvenimas, jis yra tais talentais apdovanotas. Mes atėjome į šitą žemę su aibė įvairiausių talentų. Bet įdomu tai, kad tas žmogus tuos talentus nedaugino karaliui, o neaišku kaip, ar iššvaistė tą paskolą, ar ją nusavino, mes nežinom tų detalių. Bet jisai nesugebėjo to atiduoti. Taip ir mes, su visais tais gimusiais talentais, pradedame gyventi savo gyvenimą. Ir dažną kartą per savo gyvenimą mes iššvaistome talentus saviems keliams ir panašiai. Ir nusisukame nuo Dievo ir užsiauginame tą skolą. Pažinę Dievą, jie kaip Dievo negarbino ir jam netarnavo, Paulius sako. Ir tada skola, nusidėjėlio skola. Tiesiog kiekvienas
ją turime. Ar jaunystę turime kažkokią tokią skolingą Dievui gyvenimas, iškreiptas ir panašiai. Ir tada Viešpats sako, kai tu ateini pas mane ir tavo širdis dūžta ir tu gailiesi, nes šitas tarnas gailėjosi, tai tau atleidžiu. Tau atleidžiu šitą skolą. Ir mes visi per Kristaus kraują, per tai, kad Kristus prisijėmė, kaip tas šeimininkas, kaip tas karalius prisijėmė skolą, Kristus prisijėmė mūsų skolą, mūsų bedevystę, mūsų tamsą, mūsų prigimtinę nuodėmę, su kuria gimstame ir mus ta nuodėmė veda, jinai veda į blogį. Tiesiog tai paima Kristus. Paima visą šitą skolą. Ir kai mes sakom, atleisk Viešpatie, viską mums atleidžia, nes ateinančio pas mane aš neatstumsiu, sako Viešpats. Taigi, visada naujojo gyvenimo atspirties taškas yra Dievo atleidimas. Man ir tau. Atleidimas. Dievo karalystė prasideda nuo didelio atleidimo. Nuo Dievo atleidimo. Mūsų gyvenime jį prasidėjo nuo Dievo atleidimo. Ne dėl to, kad mes kažkokie buvom, bet nuo jo atleidimo. Niekas negalėjo to pašalinti ar ne skolos rašto. Jis buvo tik prikaltas ant kryžiaus. Niekaip nesunaikinsi to skolos rašto. Visi žmonės gimsta skolingi Dievui, savo kūrėjui. Santykio, Dievo garbinimo, prarastų dienų ir taip toliau, prarastų talentų skola. Bet Dievas ją atleidžia tam, kuris gailisi. Ir būtent čia apie tą, kuris maldauja, išverčiamas yra graikiškas žodis, iš kurio yra ir šventoji dvasia, šventosios dvasios pavadinimas. Parekalesas. Prašyti pasigailėjimo. O parekalesas, šventoji dvasia kaip parekales yra guodėja. Ne. Tai va toksai tas sudužimas prašyti. Ir tada mes gauname tą naują gyvenimą. Na ir štai šitas tarnas, gavęs nuostabų atleidimą, didelės skolos atleidimą, išeina gyventi naujo gyvenimo. Jis naujas, be skolos. Kaip gerai, pralekė ta skola. Čia dabar panaikintų tik tas skolas, jeigu koks force majeure būtų, ar ne, kažkas įvyksta, karai vyksta, viskas tada skolos atšaukiamos ir panašiai. Pralekė, reiškia, skola. Na ir istorija toliau tęsiasi. Čia jeigu sustotų, čia būtų, tokia amerikoniško filmo pabaiga. Labai gražiai viskas užsibaigė. Tau skola atleidžiama. Galėjai. Bet tada tęsiasi antra serija. Išeina tas naujas kūrinys gyventi ir sutinka savo draugą. O tas draugas jam skolingas. Jam skolingas draugas. Ir draugas jam skolingas 100 denarų. Prisiminkime, jis pats buvo skolingas 100 milijonų denarų. O draugas jam skolingas 100 denarų. Kaip čia išeina 1,000,000 kartų? Ar ne? Skiriasi skola. 1,000,000 kartų. Ir tas neadekvatus spaust pradėjo, reiškia, tą savo draugas pasako, atiduok man skolą.
tu man skolingas, aš tau negaliu atleisti. Na ir įsijungia visa, patys žinome, va tas neatleidimo ratas, kuris yra visa vidinė tokia litanija. Su kerštavimu, su visko, jeigu tu man neatiduosi, aš įmesiu tave į kalėjimą, tave ir tavo šeimą. 100 denarų. O pagal tą laiką tas denaras, buvo vienos dienos darbininko atlygis už denarą. Galėjo nusamdyti padienį darbininką. Tai 100 dienų žmogus padirba ir atiduoda tą skolą. Bet ne. Draugas parpuolęs maldavo, turėk man kantrybės, aš viską sumokėsiu. 100 dienų padirbsiu ir sumokėsiu tau šitą skolą. Bet tas nesutiko. Nesutiko. Ėmė ir įmetė į kalėjimą, iki atiduos skolą. O tada, kai įmestas į kalėjimą, kaip sakom, skolos praktiškai neįmanoma grąžinti, nes tu esi kalėjime. Taigi, va čia irgi labai yra labai įdomi pamoka. Tie kiti tarnai, matydami, kas nutiko, matydami tą neatleidimą brolio broliui, labai nuliūdo. Ir nuėjo ir pasakė valdovui, kas atsitiko. Ir čia skolos neatleidimas yra palyginimas su įkalinimu. Manau, irgi neatsitiktinai. Nes psichologiškai gali tai būti, kad bet koks neatleidimas, bet koks mūsų neatleidimas išties yra panašus į psichologinį įkalinimą. Šiandien galbūt mes į tokią dramą neįkrentame, bet tas vyksta psichologiškai, viduje, žmogaus sieloje tai gali būti. Pirmiausiai, kai neatleidžiame, pabandykime pasižiūrėti į tą neatleidimo psichologiją. Kai neatleidžiame savo širdyje, savo pyktyje, pagiežoje ar skriaudoje užrakiname tą žmogų savo viduje. Aš tiesiog tau neatleisiu šito. Kiek tu beprašy, tu nenuoširdžiai atsiprašy. Kas čia per atsiprašymas? Tai buvo nenuoširdu. Ir visada taip jau, kai jau nenorim atleisti, taip apsimetam širdžių tyrėjais. Matome, kiek nuoširdų, kiek dar reikia, dar biškį pasilenk, dar truputį pasilenk. Ir kas prasideda? Prasideda kankinimas. Tiesiog kerštas, naudojamas kerštas prieš kitą asmenį. Tylos boikotas, nebendravimas, ignoravimas, iš Facebooko draugų išmetimai. Prasideda toks draugo įkalinimas, ir dar truputėlį kankinimas. Toks. Einu ir tavęs nematau. Tu tuščia siena, tavęs čia nėra. Tai toks įkalinimas yra. Bet blogiausia, kad ne tik žmogus yra kitas kankinamas, jeigu tai dar ir akivaizdžiai demonstruojama, neatleidimas, tai yra ir kitas kankinamas. Bet galiausiai neatleidžiantis žmogus pats yra įkalinamas savo tose neigiamose emocijose. Ir tas įsikalinimas neatleidime yra labai pavojingas. Nes tai turi savyje blogio pradą. Tai jau nebe Dievo karalystė.
Jei Dievo karalystė, tai ženklai. Nusižeminimas, atradimas to nuolankumo kelio ir atleisti, prašančio atleidimo. Jei tavęs paprašė atleidimo, atleisk. Bet tas prašymas ne taip atrodė. O kaip jis turėjo atrodyti? Ar užrašytas turėjo būti, ar dar kažkoks? Tiesiog taip. Bet jeigu tavęs prašo, tada tenka eiti tuo atleidimo keliu savo širdį. Nes kitaip galima įkliūti iš tikrųjų į tą kalėjimą pačiam. Nes sako, tu nedorasis tarne. Dievas labai supyko, karalius labai supyko, pavadino, tu nedorasis tarne. Tau buvo atleista, o tu negali atleisti tokio mažmožio. Tau tiek daug atleista, o tu negali tokios mažutės skolos atleisti. Ir tas nedorybė, jinai tada užauga. Neatleidimas užaugina nedarybę. Dabar labai trumpai papasakosiu apie vieną psichologų mokslininkų eksperimentą. 1971 metais JAV Stanfordo universitetas yra vienas garsesnių JAV universitetų ir pasaulio universitetų. Psichologų komanda atliko kalėjimo eksperimentą su žmonėmis. Ir šią savaitę iš tikrųjų ne viename reportaže, jeigu klausote, domitės, buvo minimas šitas eksperimentas, nes būtent šią savaitę mirė jos pagrindinis tos mokslininkas ir komandos vadovas Philipas Zimbardas. Tas Philipas Zimbardas 1971 metais, praėjus maždaug 30 metų po Antro pasaulinio karo, nusprendė patyrinėti žmogaus psichologiją, kaip žmonės gali būti tokie žiaurūs, kaip nacių Vokietija. Iki to eksperimento buvo tvyroja tokia bendra populiari nuomonė, kad tai yra vokiečių tautai būdingas bruožas. Kad tai vokiečiai tokie, jie griežti, jie gali būti žiaurūs ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jo svajonė buvo ištirti su vokiečiais padaryti tą. Bet kadangi tai buvo JAV universitetas, tą tyrimą, kaip tas blogio fenomeną, kaip paprasti žmonės gali tapti labai žiaurūs ir labai blogi. Nusprendė pasikviesti savanorius tiesiog iš aplinkos. Ir tai buvo amerikiečiai. Paprasčiausiai amerikiečiai savanoriai, vyrukai, kuriems, buvo sudaryta Stanfordo universiteto Rusiuose, buvo atkurtos kalėjimo, tokios sąlygos, kameros, prižiūrėtojai drabužiai, kalinių drabužiai, kalinių numeracija ir taip toliau. Atkurtas visa kalėjimo scena. Ir savanoriams buvo paskelbta laikrašte, kad savanoriai galite ateiti į šitą eksperimentą, kas norite, ir sudalyvauti. Ir burtų dėka, atsitiktinumo dėka buvo paskirstyti tie žmonės. Vieni burto dėka jiems iškrito būti prižiūrėtojais, o kitiems kaliniams. Nebuvo taip, kad galėjo jie pasirinkti. Tai visi norės būti prižiūrėtojais. O vieni, kaliniai. Ir iš karto, kai tie burtai buvo padaryti, iš karto buvo atkuriama visas tas toksai kalėjimo scenarius. Atvyko pas tos žmonės, kam iškrito burtas būti tiems kaliniams. Pas juos atvyko policijos mašina, įpuolė jiems netikėtai, surakino antrankiai, viskas išvežė, imitacija labai tikroviška. Išvežė ir atvežė į kalėjimą. Įmetė juos į kameras, uždėjo jiems numerius.
Na, o kiti vaikinai prižiūrėtojai, davė prižiūrėtojai drabužius, akinukus, lazdas. Na ir pradėjo stebėti. Visiems pažadėjo sumokėti už eksperimentą. Visiems bus sumokėta, būkite atsipalaidavę, tikrai niekas jūsų neapkaltins, ne už nieką nebūsite nubausti. Viskas yra sutarta, su valdžiomis sutarta, su visomis teisinėmis institucijomis sutarta. Jūs galite daryti, ką norit. Tiesiog vaidinam kalėjimą. Na ir prasidėjo. Tik užsidėjus sakinėlius, paėmus lazdą, tuos kitus kalinius iš jų pradeda tyčiotis, žeminti, tuos įkalintus, nebevadinti jokių būdų. Ir tai amerikiečiai, tai 70 metai, tai hipių laikai, tai laisvė, broliai, be meilė, tai ką, broliai visi. Panašus nusamdyti. Na štai, brolių nebėra, draugų nebėra, vardų nebėra, numeriais pradėjo vardinti. Tie neapsikentė, laisvės mylėtojai. Ką jūs čia dabar? Kaip jūs čia dabar su mumis elgiatės? Ką jūs čia dabar apsimetat? Sukėlė maištą. Po maišto, kalinių maišto, tie tariami kaliniai sukėlė, jau antrą dieną eksperimento sukėlė maištą prieš tuos prižiūrėtojus. Tai po to maišto prižiūrėtojai pasidarė dar žiauresni. Dar žiauresni. Ir naktiniai kankinimai, naktiniai būdė, neleido miegoti naktimis ir panašiai visokius ten atsispaudimus daryti, maisto neduoti. Na, tiesiog atsikūrė tikras toks kalėjimo tas vaizdas. Vėliau Filipas Zimbardas, jis parašo knygą apie šitą eksperimentą ir pavadina ją Liuciferio efektas. Ir pasirodo, kad nepriklausomai nuo tautybės, atsiradus tam tikrom sąlygom, kada žmogus virš kito žmogaus pajaučia absoliučią valdžią, geri vyrukai, taikos mylėtojai, už taiką ir ramybę staiga pavirsta žiauriais, labai žiauriais. Ir tiem mokslininkam net tenka 6 dieną stabdyti eksperimentą, nes žiaurumas, jis tiesiog akivaizdus liejasi per kraštus. Tai kokia išties yra pamoka? Kad kol mes gyvename taikos ir gražiomis sąlygomis, laisvės sąlygomis, ir kad ir krikščioniškoj bendruomeniai, atmosfera yra visai kita, visai kitos nuostatos yra, mes tam socialiniam visam bendram tokiai atmosferai mes atsiveriame Dievo šviesai ir vyksta pokyčiai. Dievo atleidimas mums dovanoja naują gyvenimą, naują prigimtį. Bet jeigu įsileidžiame neatleidimą, ten prasideda kalėjimo sąlygos. Nes jei aš neatleidžiu kitam, aš stoju į to absoliučios valdžios vietoje, tai reiškia, kad tas brolis ar sesuo, jis nėra man lygus. Ar jis yra prastesnis, jis yra žemesnis, dar kažkoks ir dar kažkoks. O aš esu teisingesnis toj situacijai. Ir tada mes savo širdį galim atsistoti į tų prižiūrėtojų vietą. Į tų, tiesiog ir leisti tam Liuciferio efektui paveikti širdį. Todėl
skamba ganėtinai griežtai palyginimo pabaiga. Sako, taip ir mano dangiškasis tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleisite savo brolių jo nusižengimo. Budėkite ties savo širdimi. Būkite budrus. Iš širdies, ne bet kaip, iš širdies Viešpats kviečia atleisti. Iš širdies. Nes Dievas atleidžia didelę skolą ir iš esmės ją naikina. Viskas, išbraukiu tavo skolą. Tu buvai nusidėjęs, dabar tu esi Dievo vaikas. Kaip Dievo vaikai bendrauja su Dievo vaikais? Galbūt širdyje kankina kažką. Ir kaip gerai dar tu taip stebi ir nepavyko tam. Nu kaip gerai toks, pikdžiugiškas. Taip tau ir reikia Dievo teismas. Dievo teismas. Tai va apie tai ir kalba, kad nebūtų to piktojo viduje. Todėl esame kviečiami į šitą kelionę, į tą ciklą. Visi esame tame didžiajame rate. Atleidimo kelionė, Dievas į ją įsitraukia. Dievas įsitraukia tarp žmonių, nes žmonių mes jau girdėjome, atleidimas ribotas, jis turi ribas. 3 kartus ir viskas. 4 nebėra atleidimo. Čia jau religingiausias žmogus, ką gali padaryti. Tai mūsų ribos. Nes žmogiškai norisi keršyti. Žmogiškai atsiveriame Liuciferio efektui savo gyvenime. Atveriame duris brolių kaltintojui, brolių niekintojui. Užeik. Bet va čia, taip, Dievas įsitraukia, kad žmonės galėtų atrasti tą kelią su Dievu, atrasti atleidimo kelią. Atleisti savo tėvams, atleisti savo kūno broliams ir seserims, atleisti savo dvasios broliams ir seserims, atleisti. O ypač, kai yra atsiprašoma. Aišku, mes ugdomi ir atsiprašyti vienas kito. Bet ne visada žinome, ne visada žinome, kad kažkas gali akmenį nešioti, kad kažkas supyko, kad tu ne taip pasakėjai, galbūt ne taip ta frazė nuskambo, ar dar kažkas ne taip. Tai tada sako, eik prie 4, pasikalbėk akių, jeigu kažkaip nėra žinoma, pasiaiškink galbūt. Tai Dievas atleidžia ir vienam, ir kitam žmogui. Ir man atleidžia, ir kitam atleidžia, mano artimui. Jeigu mes ateiname pas jį, iš Dievo ateina atleidimas. Ir tada Dievas tikisi, kad ir tu, ir aš, mes nešime savo širdyje atleidimą ir vienas kitam. Bet kartais būna, tai yra tas atleidimo procesas. Taip kaip blogis gali taip, užaugti, įleisti į savį, tu gali tą blogį užauginti, taip tą ir gėrį užauginti, įeiti į tą mažesnį ratą, atleidimo ratą tarp žmogaus. Kaip Dievas atleido. Taigi, ką mes galime toje kelionėje padaryti? Pirmiausiai, tikėti, kaip Dievo žmonės mes atsistojame tikėjimo pagrindu. Tikėti, ką Kristus čia kalba apie dangaus karalystę. Kad dangaus karalystė yra atleidimo karalystė. Ne keršto karalystė, bet yra atleidimo. Ir kad mano atleidimas grindžiasi Dievo atleidimu. Ne mano paties gerumu, aš, esu toks geras, galiu atleisti. Kartais gali mažmožį atleisti, bet kartais didesnius dalykus būna sunku atleisti, nes įskaudina tie, kurie arčiausiai yra. Labiausiai skaudina tie, kurie yra arčiausiai.
ir galbūt kuriuos labiausiai mylime. Bet kaip tai gali būti? Kaip tai gali būti, kad labiausiai mylintis tampa vieni didžiausių priešų gyvenime? Todėl, kad neįsiveikia tas atleidimo ratas. Taigi mes tikime, kad Dievas mums atleido ir padovanojo 10 000 talentų skolą. 100 000 denarų, ar ne? Atleido, padovanojo ir atleido. Ir pradėjo naują gyvenimą mumis. Tuo pačiu patikėję pasirenkame ir mes atleisti. Taigi, argi neturėjai, argi neprivalėjai, pagrindinė eilutė šito palyginimo, 33. Argi neturėjai ir tu pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs. Sugretinam, pasigailėti taip, kaip aš pasigailėjau. Aš pasigailėjau ir tu pasigailėk. Pasigailėti taip, kaip aš tavęs pasigailėjau. Argi tu neprivalėjai? Iš karto kviečia Kristus į tai mus. Kitos eilutės irgi kalba apie atleidimą, tiesiog jas perskaitysiu, esu išsirašiusi. Mato 6, 14, 15. Jei atleisite žmonėms jų nuodėmės, jūsų dangiškasis tėvas ir jums atleis. Bet jei neatleisite žmonėms jų nuodėmių, jūsų tėvas ir jums neatleis jūsų nuodėmių. Tai surišta. Atleidimas ir neatleidimas. Suriša tiesiog viešpats. Efeziečiams 4:32. Būkite vieni kitiems malonūs, nuoširdūs. Atleiskite vieni kitiems, kaip Dievas Kristuje atleido jums. Kolosiečiams 3:13. Kaip viešpats atleido jums, taip ir jūs darykite. Va. Dievas ateina į tą santykį ir viskas. Ir Dievas yra šitame santyki. Dievas visada yra tarp mūsų. Ir jis yra už mus. Už kiekvieną iš mūsų. Nebus taip, kad viešpats atsistos tik į vieną pusę. Dievas yra už kiekvieną iš mūsų. Ir todėl remiantis tuo, jis sako, pradėkite tą kelionę, remdamiesi tuo, kad aš jums atleidau. Toliau einant tuo apsisprendimu, svarbu pripažinti savo jausmus, tai yra pažinti save, savo pasakyti tiesą. Kaip mes jaučiamės, kad, pavyzdžiui, aš pykstu dėl to ir dėl to, savo pripažinti, nes tai yra to susitaikymo ir to atleidimo ta kelionė. Ir ta vidinė konfrontacija, kad Liuciferis nerastų vietos širdį. Jaučiu skriaudą, norisi keršyti, norisi atkeršyti, galbūt net ir keikti ir tiesiog būti savo nuoširdžiam, savo pripažinti tas, kad dabar manyje vyksta šitas procesas. Tuomet tai atverti Dievui. Malda tai toks, atėjimas ir prisiglaudimas prie Kristaus. Jo glėbis mums yra atveras su sunkiais savo jausmais, kaip Jobas Dievui iškėlė pačius sunkiausius savo jausmus. Negaliu, nepatinka tas gyvenimas, negaliu, ta kančia. Ir tiesiog viskas Dievui atveriama. Iš tokios giluminės maldos. Ir maldos įvairios gali būti. Man asmeniškai kelios maldos tarnauja iš Tėve mūsų, ne veltui ji yra įtraukta ta eilutė. Ir atleisk man mano kaltes, kaip ir aš atleidžiu savo kaltininkams. Tėve mūsų maldoje, ar ne, šitas
ir atleisk man mano kaltes, kaip ir aš atleidžiu savo kaltininkams. Čia birželio pradžioje man teko sudalyvauti vyskupo Koadjutoriaus šventime ir buvo labai įdomus vienas toks išgyvenimas pamaldų metu, kada žmonės meldėsi Tėve mūsų. Visi kartu, visa bažnyčia meldėsi Tėve mūsų malda ir pradžioje atrodytų taip negarsiai Tėve mūsų, kuris esi danguje ir visos bendruomenės toks dalyvavimas, taip kaip mes giedame giesmes, bendruomeniškas. Tai taip stipriai tas bendruomeniškas toje maldoje Tėve mūsų. Ir taip įdomiai, kai priartėjo ta malda ir atleisk man mano kaltes ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, tas taip, wow, ir užgarsėjo toje vietoje. Toje vietoje toks atrodytų maldos įvyko pikas. Nes tų skolų mes turime ir galbūt kaltiname. Ir patys jaučiame tą kaltę. Ir atleisk man mano kaltes. Ir atleisk Viešpatie man mano kaltes. Kaip aš atleidžiu savo kaltininkams. Įeini į tokią giluminę maldą. Taip pat labai stipri, sakyčiau, malda irgi tokia tam tikram laikotarpį tarnavo, kai mes ekumeninėse mūsų maldose, tiek sekminių šventime, taip pat ir vienybės savaitėje, būna paliekame to atgailos maldą kartu melstis, kuri ir skelbia, meldžiu Dievę, kad galėčiau visiems ir už viską atleisti. Padėk man, ar ne Dieve, visiems ir už viską atleisti. Ir kad man galėtų visi ir už viską atleisti. Pasimeldė ir už save, ir už kitus. Ir atsiduri tam atleidimo rate. Nenešioja akmens, bet meldi Viešpatie, meldžiu, kad aš visiems ir už viską atleisčiau. Kas tas viskas? Ar už viską atleidžiu? Ar dar čia kažkur negaliu atleisti? Ar už viską atleidžiu? Ar visiems? Ir ar už viską atleidžiu? Ir kad man, Dieve, man irgi reikia pasigailėjimo, kaip Dievo pasigailėjimo, taip ir artimo pasigailėjimo, kad ir man galėtų visi ir už viską atleisti. Na ir tai mes kalbėjom apie tokį vidinį darbą, tą vidinę kelionę link susitaikymo ir atleidimo. Taip pat galiausiai išties tas padeda pasikalbėjimas su kitu, kitam įgarsinti, tuo, ko tu gali pasitikėti. Galbūt tai yra šeimos nariai, o yra kiti, kur už šeimos narių, kuriem tu negali kažko atleisti. Ir tada tas išsikėlimas, ar tiesiog su dvasiniu vadovu, ar su namų grupelės vadovu, pasikalbėti, kad tas guli neatleidimo dalykas, kas dar galėtų padėti tą išstumti. Išeiti pačiam iš įkalinimo to eksperimento ir kitą paleisti iš įkalinimo, iš savo širdies. Taip pat padeda, pati tai praktikuoju, toks, laiškas, simbolinis laiškas, tariamas laiškas tam, prieš kurį tu turi. Nes kartais tas, prieš kurį tu turi, gali būti tokie sunkus jausmai, kad jeigu tu juos išsakysi žmogui į akis, tu jį papjausi. Tiesiog gali, labai žmogų kitą įžeisti. Ir tarsi, tu rašai tą, kad aš tau atleidžiu už tai, bet tu, tai padarei, bet aš tau už tai atleidžiu. Tie žodžiai skambėjo, aš už tai atleidžiu tau. Parašai, išrašai, tai irgi labai toks paveikus tiems ypač, kurie mėgsta rašyti, kurie mąstote ar savo dieną apmąstote, ar ją aprašote, rašantiems žmonėms tai labai padeda.
Na ir aišku, to pamokos, savo atrasti pamokas, įprasminti. Tiesiog ta situacija įvyko todėl, kad turėjo pasikeisti kažkas. Įprasminti tai Dieve. Galbūt kažkuri tai rašto eilutė, jinai pasako, aiškiai pasako į šitą situaciją, įprasmina ją. Ir galiausiai tu patiri tą vidinę laisvę, įkvėpi laisvę gyventi naują gyvenimą. Nes kol esame kažkuriam neatleidime, savotiškai negalime atversti naujo puslapio gyvenimo. Lik esi ir pats surištas, ir kitą ryšį, ir susiriši. Tai tokį vidinį išvadavimą atlikti savo. Taigi, brangieji, mūsų santykių ekonomikoje supraskime, kad visada yra skolintojų ir skolingųjų. Ir mes būname tai toj vietoj. Tai mes skolintojai, tai mes skolingieji esame. Ir esame kviečiami nieko nebūti skolingiems, išskyrus meilę, augti tame, augti Dievo karalystėje, dangaus karalystėje ir nesustoti augus. Na kągi, dabar pakviesiu mus pasimelsti.